Ištryško pirmąją žaluma. Gražu, raibuliuoja marių vanduo. Ant kranto guli išniekintas, veidu į žemę, žiauriai nukankintas, skandintas ir nužudytas. Vienintelis Lietuvoje tėvas, panorėjęs teisinėmis priemonėmis apginti savo mažą dukrelę. Šiandieną jam būtų 38. Budeliai, jums niekada nebus lengva Lietuvos žemelė. Ateiki pasišildyt, broli, tą tamsią gūdžią naktį. Uždegsiu šiltą žvakės dagtį, šaltoji žemė skausmą girdi. Dabar aš prieš save regiu tą šiurpę tavo dramą, pražiotas budelių rykles. Bedugnėme kape regiu tave aš ramų, guli tenai. Bet už kokias kaltes? Tu basas, alkanas ir šlapias. Kokia baisi gyvenimo byla. Aš prieš tave jaučiuos kalta. Ar atleidimas gali būti tyla? Ateiki pasišildyt, broli. Gūdi naktis, tamsa, kančia, vanduo nedingsta toli. Gerbiamieji, tylos minute kviečiu pagerbti Drąsiaus Kedžio atminimą. Ačiū. Gerbiami Lietuvos žmonės, šiandien susirinkom į mitingą, kurį organizavo visuomeninis judėjimas Drąsiaus kelias. Mitingą vesiu aš, Raimondas Jokimčius. Netrukus bus metai, kai visomis valdžiomis nusivylusią ir apatišką Lietuvos visuomenę sukrėtė įvykiai Kaune. Tiek perpuvusią valdžios piramidę, tiek teisėsaugos sistemą sudrebino šūviai vieną spalio pirmadienio rytą. Šiandien nežinom, ar tai buvo mums be atvangos teisėsaugos brukama linčo teismo versija, nors dabar, žinant tolesnius įvykius, sunku tuo patikėti, ar toli einantis pedofilų klano veiksmai, sunaikinant daugeliui mūsų, tada dar nežinomą žmogų. Tas žmogus, tėvas, kaip jo vardas ir įpareigoja, drąsiai stojo ginti savo mažametės dukters. Tai Drąsius Kedys. Šiandien jo 38 gimtadienis. Bet deja jau 5 mėnesiai, kaip daug iškentėjusi jo kūną, priglaudė Lietuvos žemę. Daugelis Lietuvos žmonių, tame tarpe ir aš, Drąsiaus kovą prieš pedofilus laiko ne tik jo asmeninę kovą, ne tik kova prieš savo mažametės dukrelės niekintojus. Savo netylėjimu, savo visa veikla, siekiant prisibelsti į žiniasklaidos, valdininkų širdis ir protus, savo paaukotą gyvybę, jis perrėžė perpuvusi teisėsaugos auglį. Auglį, kurio metastazės apraizgė ir suparalyžavo visą Lietuvos organizmą, kur temidė ne tik akla, bet ir išprotėjusi nuo to, kas vyksta Lietuvos teismuose. Dešimtis tūkstančių Lietuvos žmonių palieka savo tėvynę. Tūkstančiai prasigeria ir žudosi. Ne dėl mažo uždarbio, bet dėl neteisybės, melo visais lygiais, nesaugumo jausmo. Nejaugi per 20 nepriklausomybės metų mes te sukūrėme valstybę, kuri save sunaikins. Nejaugi mes leisime triumfuoti melui ir blogiui. Aš tikiu, kad drąsių ir drąsių Lietuvoje dar yra. Ta parodė įvykiai Garliavoje. Kad nors ir kaip skaudu ir sunku, tačiau mes pajėgsime apsivalyti dvasiškai ir morališkai, nes tik tokia mūsų išlikimo būtinoji sąlyga. Dabar kalbės kunigas Jonas Varkala.
Na, manau, jeigu neisim Drąsiaus keliu, tai nueisim po velnių. Tokia jau mūsų dabar alternatyva būti ar nebūti. Aš suprantu, Drąsiaus keliu eiti reiškia nenusileisti melui, prievartai. Reiškia, kad, pavyzdžiui, vaikų teisių, pavyzdžiui, gynėja, nors gavus skambutį iš VSD, kad taip ir taip padaryti, išstotų būtent tais, kas jos yra pareiga ginti vaikus. Jeigu į Drąsiaus keliu eitų, įgintų vaiką. Jeigu eina po velnių, tai paklūsta skambučių iš VSD ar iš kitur. Na, kad tai iliustruočiau, ką aš manau, pasakysiu tokį istorinį įvykį iš Alytaus senojo gyvenimo. Sustabdo milicijos kapitonas girtą Volgos vairuotoją. Na ir jisai sako, aš raguotis. O milicijos kapitonas sako, koks skirtumas, koks tu gyvulys, tu girtas, važiuoji. Kitus žmonės įsėda į pavojų. Ima ir nubaudžia reaguoti milicijos kapitonas. Grįžta į darbą ir sako, tu jau rytoj ne milicijos kapitonas, tu nubaudėjai Alytaus galvą už tai, kad jis, kaip dabar, tu įsivaizduoji, nubaudėjai, viskas, baisus triukšmas. Taigi tada prieš raguočius buvom bejėgiai, raguočių valdžia buvo. Dabar tų raguočių gaujos yra. Ir skambutis iš kažkur aukštai visą tą vadinamą teisėtumą iš karto perimtretuoja. Kokio jo reikia? Ir dargi raguočiai apskritai jaučiasi Jupiteriais kartais, iškelia save virš gėrio ir blogio. Kas gali pasakyti, kad tu aš nusikaltėlis tik teismas? Bet jeigu mūsų valstybė tiek nusikaltimų, tai negali būti, kad nėra nusikaltėlių. Ir aš manau, mes turim drąsos turėti juos įvardyti. Na, matot, koks ginklas mūsų prieš raguočius. Jei su raguočiais pradėsim badyti, jie mūsų badys. Čia prieš tai atėjus moteris sakė, su šakėm reikia eiti. Ne, aš manau, ne su šakėm, ne su tik tai žodžiais. Bet eiti prie šitą raguočių gaujas, kurie skambučiais valdo kraštą į visas institucijas su kita morale. Teisėjas turi žinoti, kad yra ne tik kodeksas, kurį jis atsiverčia ir interpretuoja savo piktą širdimi, bet yra žmogaus širdis, yra padorumas, yra tiesa, yra sveikas protas, yra moralė. Jeigu teisėjas tai turi, jis gali tą teisės kodeksą interpretuoti žmoniškai. Bet jeigu jis yra raguotis, tą teisės kodeksą jis gali interpretuoti kiek nori. Daug raguočių yra Seime. Žinom, paskutinę minutę visokių pataisų vienai ir kitai raguočių gaujai priima. Bet sakau, dabar raguočiai vis tik tai nėra tokia vienintelė jėga valstybėje, kaip tais laikais, kai buvo tas milicijos kapitonas Alytuje. Ir dabar, manyčiau, pagrindinis ginklas yra mūsų pilietinė atsakomybė, moralė. Jeigu mes būsim teisūs savo buityje, savo aplinkoje, savo pareigose, būsim moraliai galingi reikalauti to iš valdžios žmonių. Reikalauti, nes manau, kad raguočiams parodysim saitą tik tada, kada būsim atsakingi piliečiai, kada būsim tvirti moraliniuose principuose, nenusilesim jiems. Tiesa, keršiaus yra, sakydavo romėnai. Kaip krikščionims sakyčiau, kur miršta meilė, miršta gyvenimas. Abstrakčiau pasakyčiau, turėtume pripažinti neagresyvumo megadėsnį, turim vienytis ir čia su bičiuliu kalbamės, va štai jungtinis vienybės forumas yra, kad va štai daug galvų ir tautos ateities forumo ar kito, bet mes visi susisėjom viena dvasia. Viena dvasia kurti žmonišką valstybę, į kurią galėtų sugrįžti mūsų bičiuliai, mūsų vaikai, mūsų galbūt tėvai ir panašiai čia. Nes jeigu neapginsim valstybės, jeigu bus čia raguočių gaujos siautėjimas, prapuls. Patys verslininkai supranta, jeigu nėra valstybės ir jų turtas tampa beprasmiu. Nes taip pat viena ar kita raguočių gauja teisinėmis priemonėmis gali sužlugdyti ir panašiai. Nuostabu būtų, kad mes suprastume, eitume Drąsiaus keliu, nenusileistume niekur teisiniai ar kitokiai prievartai, visur išliktume savo buityje moralūs, atsakingi, nes manau, violetinė revoliucija kviečia mus visus atsinaujinti, ieškoti tų kelių. Ir paskutiniam tautos ateities forume, kuriam priklausau, diskusijoje atsirado nuomonių, kad mes turėtume kažkokį moralinį kodeksą priimti, ką mes toj grupėje patys savo įpareigojame ir ko turime moralinę teisę reikalauti iš kitų. Nes manau, kad tai vienintelis ginklas, dvasingumas, tiesa, meilė, kurią praktikuodami, įgyvendinami, galime pakeisti mūsų visuomenę. Kaip Jėzus iš Nazareto sako, kaip raugas. Būdami teisūs, būdami kitokie, mes galime visą tą mūsų visuomenę teisingai